Savivaldos rinkimuose nesiliauja skandalai. Nustatyta, kad Kretingoje vakar organizuotai buvo atvežta 16 vieno kaimo gyventojų. Už maistą, alkoholį ir rūkalus jie buvo pažadėję balsuoti už vieną partiją. Tačiau rinkimų stebėtojai kartu su teisėsaugininkais nesąžiningus balsuotojus ir papirkinėtojus demaskavo. Porą jų uždaryti į areštinę. Tokių kaip šie du vyrukai Kretingos rajono savivaldybėje, kur vyksta balsavimas, vakar buvo pilna salė. Stebėtojams pasirodė įtartina, kad visi jie atvežami tuo pačiu automobiliu. Todėl buvo iškviesta policija. O antrai grupiai pas mus čia balsuojant atvyko policijos ekipažas ir pirmuosius išėjusius jau ant savivaldybės laiptų juos ir sulaikė ir išsivežė. Ir tada mes policijai parašėm raštą mūsų, kad mes įtarėm, kad tai gali būti papirkinėjimas. Įtarimas pasitvirtino. 16 asmenų iš Erlėnų kaimo buvo atvežti organizuotai. Teisėsaugininkai nedelsdami sulaikė ir į areštinę uždarė 24 ir 27 vaikinus. Jiems pateikti įtarimai trukdymų pasinaudoti rinkimų teisę. Tai yra balsų pirkimu. Turima duomenų, kad kaimiečiams už balsus siūlyta negausiai atsidėkoti. Tai maisto produktai, alkoholis, rūkalai ir panašiai. Tokių piniginės išraiškos tokios kaip ir nebuvo. Kretingos policijos pareigūnai į savivaldybę skubėjo ir šiandien. Stebėtojams pasirodė įtartini šie du vyriškiai. Tačiau jie teigia balsavę sąžiningai. Niekieno neraginami ir specialiai nevežti. Pavežė draugas. Pavyzdžiui, į rinkimus už jūsų partiją. Už kokią partiją? Už darbo. Jūs nežinom, bet man darbo partija patinka. Nors Viktorą Agurkėlį vadinamą šneka, jisai blogas žmogus, mokesčių neapsumėjęs, visi vagė. Visos partijos yra vagės. Sąžiningų nėra. Teisėsaugininkai išsiaiškino, kad šių vyrų niekas nepapirkinėjo, tačiau jiems balsavimas atsirūks. Jie sulauks bausmės už tai, kad pasirodė viešumoje girti. Trečiadienį taip pat pranešta apie galimus rinkėjų papirkimo atvejus Kaune, Vilniuje, Trakuose, Palangoje ir Širvintų rajone.